Ryto maldos. Ryte prabudę, pirmiausia kreipiamės į Viešpatį, prašydami palaimos naujai dienai. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo piktojo. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Mano veiksmus Viešpatie savo įkvėpimu pradėk ir savo pagalbą lydėk, kad tu būtum kiekvienos mano maldos ir kiekvieno darbo pradžia ir pabaiga. Amen. Dieve, suteik man nuolankumo susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drąsos keisti, ką galiu pakeisti, ir išminties tą skirtumą suprasti. Dieve, per švenčiausiai tavo sūnaus širdį ir jos skaisčiausios motinos rankas aukoju tau save viską, ką tik šiandien mąstysiu, kalbėsiu ir darysiu ar kentėsiu, tavo garbei, sielos išganimui, tėvynės, jos žmonių ir savo labui. Aukoju tau viską, ką turiu, kūną ir sielą, jėgas ir darbą, pasiryžimus ir pastangas. Palaimink juos, kad nieko neliktų, kas nebūtų įkvėpta tavo meilės ir netarnautų tavo garbei. Stiprink mano jėgas, kad išvengčiau pikto, gyvenčiau kilniais nusiteikimais, nieko nepapiktinčiau ir viską daryčiau tą mintimi, kuria gyveno ir dirbo žemėje tavo sūnus. Amen. Dieve, pavedu save tau, daryk su manim, ką nori, išlaisvink iš savimeilės pančių, kad galėčiau geriau vykdyti tavo valią. Pašalink mane slegiančius sunkumus, kad ši pergalė liudytų tavo jėgą, tavo meilę ir tavo gyvenimo kelią tiems, kuriems norėčiau padėti. Leisk man visada vykdyti tavo valią. Amen. Tėvo visagalybė, gelbėk mane iš silpnumo, sūnaus išmintyje, valdyk visas mano mintis, žodžius ir darbus. Šventosios dvasios meilė, būk visų mano darbų pradžia ir pabaiga. Viešpatie, išlaisvink mano širdį iš įtarumo, nepasitikėjimo ir neapykantos, iš visko, kas mažina mano meilę tau ir žmonėms. Viešpatie, padėk man paklusti vyresniesiems, globoti jaunesniuosius, išmintingai patarti draugams ir atleisti priešams. Viešpatie, tvarkyk mane savo išmintimi, tvarkyk teisumu, guosk gerumu, saugok savo galybę. Amen. Mergelė, tau save atiduodu, tau pavedu šiandien savo akis, ausis, lūpas ir širdį visą save. Dėl to prašau tave, geroji motina, saugoti ir ginti mane kaip savo nuosavybę. Amen. Angelė sargė, šventasis mano globėjau ir visos dangaus dvasios, saugokite mane šią dieną ir ginkite nuo viso pikto. Amen. Šventoji šviesos dvasia, apšviesk mane. Šventoji dvasia, pašviesk mane. Tiesos dvasia, vesk mane. Meilės dvasia,
uždek mano širdį Dievo meilę. Ir pabaigsime ryto maldas Švento Pranciškaus Asyžiečio malda. Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leisk man atnešti meilę, kur viešpatauja neapykanta, sutikimą, kur vyrauja barniai, vienybę, kur yra skilimas, tikėjimą, kur kankina abejonės, tiesą, kur viešpatauja klaida, viltį, kur braunasi nusiminimas, džiaugsmą, kur slegia liūdesys, šviesą, kur užgulusios tamsybės. Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau kitus paguosti, o ne pats būčiau guodžiamas, kitus suprasti, o ne pats būčiau suprastas, kitus mylėti, o ne pats būti mylimas. Nes kas duoda, gauna, kas atleidžia, tam atleidžiama, kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi. Amen.